maisto ant sielos žaizdos. Kad kartais užsuktų, kad kartais užplūstų džiaugsmai ir likimai žmonių artimų. Kad niekas ir niekur ir niekur neskaustų, kad laimė ir džiaugsmas lydėtų gyvenimo keliu. Gerbiamas viršininkas, dėkojame Jums už ilgalaikį buvimą šalia, už Jūsų energiją ir kantrybę sprendžiant mūsų kolektyvų problemas. Už tai, kad gėrio ir teisingumo idealai buvo Jūsų gyvenimo dalimi ir lieka pavyzdžiu mums. Jūsų pasišventimas ir ištikimybė pasirinkti profesijai iškėlė Jūs į nemylinčių Jums autoritetus. Linkime Jums tolesnio gražaus ir prasmingo ėjimo per kasdienybę. Geras. Žinome, kad Jūs labai mylite mūsų nuostabaus gimtąjį kraštą. Norime, kad pailsėtumėt po tokio ilgo ir prasmingo darbo, klausydamas bitelių dūzgesį ir pasisukdamas šitame kresle. Padarysim, o mūsų dovana labai simbolinė. Jūs negalvokit, kad tai yra vokelis, kur priprasta mūsų šalyje. Čia vokelis yra, kadangi jūs žvejys, čia yra surašytas prašymas auksiniai žuvelis. Jūs vis tiek ką nors ištrauksite ir paprašykit. Ir lai iš tų 3 norų būna vienas, sugrįžti atgal. Džiaugsmo ir sėkmės, turbūt tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia. Ir mes, ta proga dar, kad jūs ir prie bitučių sėdėtumėt, kad turėtų bitutės kur gyventi. Vardinį, tiesiog pažymėjom, kad čia yra. Motinėlė pirmiausia paprašysiu, kad perskaitytų, o nesumaišytų. Mes tikime, kad šitame gyvens pačios darbščiausios ir visą laiką bus pilnas medaus. Įtikėkime arbatą, jersime su medumi. Ačiū. Paliekat valandas, kai ir po darbo dar ilgai kabineto lange degė šviesa, dėl mūsų neišskiriant nei vieno ir dėl tikslo. Vedamas atsakomybės ir pareigos jūs dirbate, nepaisant, kad tą laiką jūs atidėt iš savo veiklų ir šeimos. Ačiū Jums užduotas pamokas gyvenime, darbe, už kamuolį tinklinio aikštėje tiksliai pakeltą, žaidžiant krepšinį, tiksliai perduotą ir taip pelnytą tašką. Ir už puodelį su garuojančia kava arbata, kaip kvepų sugrįždami su šalį. Ačiū už gerą žodį ir susitikus visada paspaustą ranką. Ačiū, kad buvot su mumis ir visada už mus. Jūsų etape naujam. Linkim, kad kiekviena gyvenimo akimirka būtų nestina. Veteranų asociacijos atstovas ir tie žmonės, kurie padovanojo šitą dovaną, galės atėję pasižiūrėti, kasgi čia yra. Nes, žinau, turiu tokią patirtį, kai tik tai parodai svečiui, kas yra avily, jam įgelia į pačią netinkamiausią vietą. Ir ar į pakį, ar į nosį, ir žmogus nefotogeniškas tampa labai, kokiom 3-4 dienom, o jam būna spaudos konferencija kitą dieną. Tai va, idant išvengti tokių nesklandumų, tai sveikinu.
kviečias, kad kolektyvas neštų į šitą puodynę viską ką gerą, o kaip kiekvienam kubile turi būti rauga, tai čia iš žmonių vyras. Tai gerų darbų, o kolektyvui nenukabinti nosies, matau, kad tokios nuotaikos truputį jautrios. Tai iš tikrųjų metų kartu pradirbus jos ir negali būti kitokios. Linkiu sėkmės, gero bendradarbiavimo, palaikymo, veteranų palaikymo, va, kaip kriminalinės policijos vadovai sakė, kad telefonai nesikeičia ir pasitikėjimas išlieka už tai. Tai gerų darbų. Jūs sudėtingi, kai nebuvo paprasta. Policijos tapo policija, kai reikėdavo iš to, kurie vaikus vaidydavo milicininkų, kad policininkas padėjėjas pasidarytų. Tai ne tik žodžiai. Dirbau seniūnų, ūkio vadovų daug metų, taigi tekdavo susitikti su paprastais žmonėmis, su pareigūnais. Ir matau, kaip keitėsi policija. Tai labai didelis darbas jūsų dėtas. Būdavo koks siaustesnio kailio su žmonėm nepatinka žiūrėk, tykiai, ramiai, bet didelio triukšmo ir čia nereikia. Ir taip tai gerai. Taigi, rotacija galbūt ir gerai, bet ko gero buvo nešleidę. Svarbiausia, kaip žmonės žiūri į jūs. Tai, kad jėgos struktūras neturėtų mylėti, bet tokia pagarba visą laiką tekdavo, jeigu jūsų nemato, reiškia labai gerai policija. Tokia partusė, kad nemėgtų tokių dalykų nebūdavo. Kai žmogus sotus.